treneri, laukia rungtynės su Žalgiriu, kokios jūsų mintys prieš jas? Tai lengvų rungtynių šiam sezone dar neturėjom, tai laukia sunkios rungtynės. Eilinės sunkios rungtynės. Žaidėt su Žalgiriu jau 3 kartus šiame sezone, buvo tokios ganėtinai skirtingos rungtynės, visos 3, pirmos lygiosios 3-3 su daug įvarčių, paskui 1-1 ir galiausiai pralaimėjimas išvykoje, tai kokių rungtynių galbūt ir kokio stiliaus rungtynių gali tikėtis dabar? Na, kiek rodo orų prognozijas, kad bus labai karšta, tai adaptuosim tą varžybų planą prie orų prognozių. Nusimato tikrai sunkios rungtynės. Jeigu grįžtant atgal į praeitas rungtynės, tai taip, tos 2 rungtynės lygiom, kur pasibaigė, tai buvo tikrai varžovai įdomios ir treneriams patiems įdomios, tokios turiningos, o Vilniui kaip žaidėm, kaip galima sakyti, susiklosti visokie veiksniai, traumos ir taip toliau, tai rungtynės nepavykė. Tai tikiuosi, kad sekmadienį su varžovų palaikymu mums pasiseks demonstruoti panašų arba geresnį žaidimą, ką ir demonstruojam pastarąsias 2 rungtynės. Taip, rezultatas nėra pergalių, bet ir su Hegelmanu, ir su Kauno Žalgiriu žaidimas, bent jau mūsų trenerius, tai nuteikia optimistiškai. Praėjusiame sezone priekyje Žalgiris turėjo greitai Jojavusi, dabar turi labiau patyrusį Livių Antalį. Kaip keičiasi jų tas žaidimas? Tai Livių labai patyrė žaidėjas, kas imponuoja šito žaidėjo pusės, man tai labai jaučia tą timingą, kada įkirsti į laisvas erdves, jaučia komandos narius, vyksta žaidimas per 3, vienu lietimu įmetinėjimą į erdves, o Livių, kaip ir pasikartosiu, senas vilkas ar senas arklys vagos negadina. Tai tikrai rodo ir asmeniniai rezultatai, kad labai geroj formai. Dabar Sūduva ilga nelaimėtų rungtynių serija, tai lygiosios, dabar atrodo tas žaidimas neblogas, bet įmuštų įvarčių kartais nepavyksta. Ko trūksta tam puolime, kad tie įvarčiai sukristų? Tai trūksta sėkmingo užbaigimo, ką ir akcentuojam treniruotėse. Tai labai daug smūgiavimo, atakos modeliavimo, tai visas akcentas į atakos užbaigimą tam paskutiniam aikštės trečdalį. Kaip psichologiškai žaidėjams sekasi atsigauti, vėlgi atrodo kartais žaidė neblogai, to rezultato nėra, dabar vėl tvarkaraštis nėra lengvas, aišku, nelengvas visus metus, tai kokia būsena komandai? Būsena gera, psichologinė būsena, kaip pasakysiu, pamirštam greitai rungtynes, nepavykusias ar mažiau pavykusias, tai čia yra labai gerai. Rūbinė turi palaiko tą, kaip sakot, gerą atmosferą, gerą vaibą turim, tai viskas gerai, žaidėjai tiki toliau ir tik į priekį. Tai labai gerai, kad neužsisėdim kažkur tai praeitį, o žiūrim į ateitį. Ir kaip ir treneris praeitais metais sakė, kad su Žalgiriu visada aikštėje vyksta partizaninis karas jau eilę metų, tai koks galbūt išskirtinis nusiteikimas yra Rūbinėje prieš šias rungtynes, galbūt tiek trenerių štabo, tiek ir žaidėjų? Na taip, nežinau, gal tas likęs, tas, kaip sakot, partizaninis karas nuo tų laikų, kada Sūduva varžėsi su Žalgiriu dėl aukščiausių vietų. Tai čia tas gal iš tos seniai toksai velkasi toks šleifas, bet šiuo metu esam skirtingose lentelės pusėse, tai nemanau, kad ten, nemanau, kad reikėtų išskirinėti, kad čia kažkokia tai super ekstra kova, bet tiesiog eilinės rungtynės, kuriuose reikia mums gyvybiškai svarbių taškų.